Jei širdis geidžia kažko unikalaus, kelionės siauruku kaip tik tai, ko reikia. Šis traukinys vienintelis Lietuvoje unikalus technikos paminklas. Siauruku į Troškūnus, reguliariųjų reisų metu jūsų laukia Troškūnų vienuolyno paslaptis. Nusileisti bažnyčios požymius, klausytis vienuolyno legendų, apžiūrėti sakralinio meno vertybes, išgirsti istoriją apie kadaise dingusi ir netikėtai atrastą stebuklingai švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslą. Kovo 11-ąją čia atvykti paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, švęsti Antanines ir Rožinio karalienės atlaidus. Kasmet 3 lapkričio ketvirtadienį grįžti į vienuolyną, kaip tik ten, kur gimė vyno kultūra. Todėl kviečiama pasimėgauti prancūzišką dvasia Božolės šventėje. Žvakių liepsnelių jaukumas, didžiuliai vaisių krepšiai ant stalų, vaišės, jaunojo derliaus vyno taurė liudija, kad puikiausios žemės dovanos čia skirtos jums. 18 amžiaus Bernardinų vienuolyno ir bažnyčios ansamblis tai žiburys siauroje geležinkelio pakelėje.